Nu tai sveiki salos gyventojai. Nu tai vienu žodžiu, vėl garaže. Pagaliau susitvarkėm garažą po kraustymosi, tai jau biški matosi tvarkos, galiu apsisukti aplinkui. Ten maždaug mūsų lentynos, staliukas, ratai, nu ir šiaip visoks chlamas, kuris mum ale reikalingas. Tai viską išsinešiojom. Čia taip vis dar guli Mylė motorai, mano užkalto dėžė. Tai šitie dalykai eis į metalą. O dabar su mano mašina reikalai. Tai faktiškai sankabos keitimo proceso nefilmavau, nes buvau išvežęs dėl laiko stokos sąlyginai tą sankabos keitimo visą momentą padaryti Romkai. Tai dėkui jam už gerai ir puikiai atliktą darbą. Tarp kitko, galima eiti į duobę, parodysiu, kaip laikėsi senoji sankaba, nes labai pavargo. Taip, tai yra naujas diskatorius, kurio aš nenaudojau, nes naudojau kitos firmos. Ferrado diskelis, kurio irgi nenaudojau, nes naudojau keramiką. Turiu dar vieną Ferrado diskelį, kurio irgi nenaudojau, nes turiu keramiką. Ir čia turim smagratį. Tai vat tokį smagratį buvau įdėjęs prieš tai ir galvojau, kad pilnai jisai atlaikys, tai pirkausi tik tai keramiką ir diskatorių naują. Bet nuėmus pamatėm vieną įdomesnį dalyką. Čia va gal geriau matysis. Turim trūkusi smagratį grinai per diskatoriaus varžto veržimo vietą. Ir priėjau išvados, kad tiesiog iš originalaus smagračio padariau tokį biškį išlengvintą. Tai dėl to turėjom problemą, kad tiesiog jisai perkaito, nes veliant sankabai gavo daug temperatūrų, užsigrūdino ir trūko. Tai diskatoriaus video įmesiu kažkur čia, dabar. Taip atrodo diskatorius. Tai dabar nutekintas smagratis kur kas mažiau. Palikta daugiau mėsos, taip jisai yra kažkiek sunkesnis, bet nežymiai, bet turėtų būti tvirtesnis, nes šitas momentas kaip ir pasiteisino. Sezoną atvažiavau, bet dabar, kai įdėta keramika, norėčiau, kad važiuotų ne sezoną, o 2. Tai va, čia viską sukraunam, gal dar netyčia teks atsiprašyti ir grįžti prie senojo, bet tikėkimės, kad ne. Oi. Tai va, o toliau turim pastatytą radiatorių į vietą. Čia yra iš M3, kur kas storesnis negu standartinis plytos. Tai ir turim Audi, kad ir kaip man abydna tai sakyt, ventiliatorių, galingą, kurį valdys šį kartą kompas. Realiai iš ventiliatoriaus išeina 4 laidai. Tai vienas yra degiminis pliusas, kitas PVM signalas iš kompo ir tada 2 galios laidai motorui. Tai va, dabar noriu pasidaryti taip, kad turėčiau atskirą fiškę būtent šitam audinės ventiliatoriui. Ir neduok dieve kažkas tai numirtų ir kad jeigu būčiau be ventiliatoriaus, visą laiką turėsiu seną, gerą plytinę opciją, kad bent kažkoks vėjelis pūstų. Tai va,
tiek žinių apie mano mašiną. Realiai dabar lituojas laidyną. Tarp kitko irgi pasidarėm su tvirtinimo plokštelės takanam. Realiai užsivirinom, čia išsipjovė viskas, tai čia dar reikės viską apsiardyti, išsidažyti, kad nerudytų. Bet pirmiau noriu susijungti ventiliatorių, pasižiūrėti, kaip kas veikia ar neveikia ir matysim toliau. Tai va, tokios tokelės, realiai pasijungiau ventiliatorių, susitvarkiau benzo nustatymus ir nieks neveikė. Tai šiandien tiek, dabar yra 1:30 ir panašu, kad bus daugiau reikalų nei galvojau. Tai welcome to the garage life again. Tai važiuojam namo ilsėtis, ieškom informacijos, kalbam su Valdu ir turim paleistą ventiliatorių. Man jisai čia reikalingas. Tai tiek. Taigi, sekanti diena. Karočią, toliau žaidžiam su mano ventiliatorium. Tai buvau užsijungęs BEMO ventiliatorių pasižiūrėti, ar valdo kompas. Tai kaip ir su pravodke viskas gerai. Šitą suka, išsuka, ką čia reikia padaryti, bet vat šito ventiko jisai valdyti nenori. Tai ir taip čia laidus bandžiau sujungti, nežinau, gal bandysiu gauti tada kitą motorą ir pabandyti sujungti ir pasižiūrėti, kaip tada, gal visgi su motoru yra kažkas negerai, nes buvo daryta prieš tai testų dar nepajungus tiesiai ant mašinos, tai gal kažkas sudegė, sunku pasakyti. Tai va taip. Tai kaip sekas? Gerai, kaip tau? Nieko, gerai dirbu privačiai. Nu tai sveiki atvykę į mūsų podcastą. Sveiki, salos gyventojai. Tai realiai aš prie savo mašinos dirbu. Arminas man nepadeda. Nes aš prie valdiškos mašinos dirbu. O kodėl nevaldiška? Nes visi naudosis lygaila. Tai va, vienu žodžiu, turim šiandien balandžio 26 dieną ir sugalvojom tokį projektėlį 30 dienų iki Matsūrio paruošti Matsūri biterį. Tai startas yra Armino idėja, mano karočią, kol aš savo nepasiruošiu, prie jos rankų nekišiu. Sveiki atvykę, 30 dienų grubiai, kas savaitę turbūt bandysim įkelt video, kaip mes bandom paruošti Matsūri biterį. Ir jisai atrodo va taip. Tai vienu žodžiu, naujas projektėlis, nauji iššūkiai, tai greičiausiai bandysim gal net ir padaryti kažkokią sąmatą, kiek maždaug gali kainuoti susirinkti street lygos mašiną, sutvarkius pagrindinius tam tikrus mazgus, kas nekeltų galvos skausmo varžybose ir tam pačiam Matsūri. Aišku, mes ją ir ten bandysim ištestuoti, aš labai tikiuosi, kad Arminas pasistengs ją surinkti. Nes šiandien nemažai darbų buvo padaryta, bet panašu, kad jau baigėsi. Baigėsi jau. Tėvai, baigėsi jau. Kas baigėsi? Kas tau yra? Tai va turim savo dabar garažę lounge'ą, kur galim pasėdėti, pačilint. Lentynas va. Lentynas va turim. Ten turim atsuktuvų.
O, svaršikai renkasi. Triperių virint. Kas yra masė dinginė? Brake cleaner. Nusisakiau, karočią, tempinę žalą. Oi, koks patiokas. Kas čia, na, snargliai. Kur mi nepataikiau ralo? Pažiūrėk, skiriasi spalva. O veik, aš parodysiu, kokią rasporką įsidėjau, žalį dar nusidažiau. Ua! Biškį nedadažiau. Bet čia sutvirtinimas, kad neplišnėtų tos vietos. Tai va, mirgu margu. Raudona, žalia, geltona. O, geltona, žalia, raudona. Kas norit reklamos, va, likuimolį turime. Pradedam turbūt vėl savo darbus ir susimatom kitam videokį. Čiau. Atsisveikini. Visa gera.